Sveiki kanalo žiūrovai, čia yra mūsų autoparkas, aš esu Paulius ir šiandien mes leidžiamės į kelionę su elektriniu golfu. Įveikti maksimalų atstumą ir sėkmingai grįžti namo. Pilnai įkrauta baterija rodo, kad nuvažiuosim apie 260 km. Nemanau, kad tai yra realu. Kokia yra baterijos būklė, negaliu pasakyti. Manau, kad po šitos kelionės mes sužinosim golfo galimybės. Ir nesuprantu, kas čia yra, nors čia pirmą kartą gyvenime, aišku. Stop. Toliau eiti, važiuoti pavojinga gyvybei. Nuvažiavom 111 km ir pasiekėme geležinkelio stotį. Kiekvieną kartą, kai man reikia nueiti į sandėliuką kažko pasiimti, aš turiu perlipti per visokius daiktus. Tai daiktai, kuriuo aš jau nebenaudoju. Kažkada už juos buvo mokėti pinigai ir tiesiog gaila išmesti arba parduoti. Iš kitos pusės aš norėčiau kažką nusipirkti. Ir man kilo tokia mintis, jeigu aš surinkčiau visus savo nereikalingus daiktus ir pabandyčiau juos parduoti, kiek pinigų aš galėčiau surinkti ir ar galėčiau aš už tos pinigus kažką įsigyti. X270, kažkoks iPhone'as, veidrodinis fotikas, Sony PlayStation 2 Slim, dviejų spalvų šviesoforas, planšetė, Huawei X240, žostkai lėta, karučių ratai, Audi sporto. Nuspėkit, kas čia, Audi vairas, keliaujam paštomatą. Pardaviau vairą 100 eurų, fotiką 200 eurų. Ir pardaviau PlayStation 20 eurų. Turim biškį pinigų. Važiuojam toliau. Aš tikriausiai nedavažiuosiu. Bandom, pasižiūrėsim, kas gausis. Čia visai gražu. Manau, kad čia... Kas čia žmarė gal kokia gali būti? Vaizdingas maršrutas, kaip sakant. Iki checkpointo 8 minutės, range'as 49 km, už borto 10,5 laipsnių šilumos, kol kas nešalta. 200 km viena įkrova jau įveikta. Atsargoje turim 47 km, išlaikome 11 kWh vidurkį, iki checkpointo 7 km. Nu, kažkur atvažiavau, dabar aš kažkur Maišiagalai. Ir Google Mapsai sako, kad aš atvykau. Ten matau suoliukas viršuje. Reikia turbūt užlipti. Bet aš dabar leidžiuosi žemyn. O kur čia takas? Gal čia reikia eiti? Nu, čia žmonės šiaip nelabai vaikšto, man atrodo. Gal dar neprasidėjo sezonas. Kur čia laiptai, kur čia kopečius? Šaltoka 9 laipsnių lauke. Gal pro čia bandom. Uk, tu savo, kaip statu. Čia ir dilgėlės dar. Ne, nelabai. Gerai, bandom iš kitos pusės. Matau turėklus. Kopdamas truputį sušilsiu. Ten man reikia į viršų užlipti. Skaičiuojam laiptus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Pam. 6, 7, 8, 89, manau, kad 90, nes buvo vienas lūžęs, kurio nepaskaičiau. Va ir tas suoliukas. Ten yra golfas. Švarus. Pulsas 134, pusė 10. Geriausiu atveju 10 valandą būsiu namie. Čia jeigu datemsiu. Jeigu nedatemsiu, kažkur tai reikės stoti krautis. Tai gerai, neužsibūdam. Žodžiu, leidžiame žemyn. Tais pačiais laiptais. Planuojam maršrutą į finišą. O ką tik gavau iš žmonos žinutę, kad atskrenda rytoj. Ir reikės ją paimti iš Kauno oro uosto. Reikia tikrai grįžti namo, pasikrauti automobilį ir dar nuvažiuoti į Kauną.
Iki namų 40 km. Mūsų range'as 49. Šansų yra. Važiuojam. Labas rytelis. Turim šrotelio. Tai atsivežiau į darbą šiandien alaus bačką, nes vienas pilietis sakė, kad nupirks. Tai pasistatom. Ratų kalpokai, labai daug susidomėjimo, pagrindiniai iš Kauno visi ir, aišku, niekas iš Kauno nenori atvažiuoti. Ir pasiėmiau ten tos telefonus ir laptopus. O su telefonais, žodžiu, esmė tokia. Noriu greit parduoti, iPhone'ai. Noriu greit parduoti, įdėjau pigiai ir, žodžiu, kažkas ten nustatė, kad čia yra padirbti telefonai. Nu, žodžiu, reikės kažkaip paaiškintis, kaip įkeltą skelbimą, kad neblokuotų. Kodėl Golfo bagažiniai šviesoforas? Todėl, kad rytoj jį nupirks. O gal norit atspėti, kodėl Golfo bagažiniai yra karučio ratukai? Atspėt, jos irgi rytoj nupirks. Šviesoforą, man atrodo, už 20 paims. Ratukus gal už 10. Ir dar šitus radau. Tai bonusą galėsiu duoti už pitaką, gal norės paimti. Tai vežamės ir bandom praturtėti. O jeigu norit tokio lipduko, parašykit. Per vakar biudžetas pasipildė dar 40 eurų, pardaviau karučio ratukus, įdėjau už 10, bet žmogus parašė, sako, kiek už juos nori. Tik sakau 20, nu tai ir nupirko už 20. Ir tada dar pardaviau šviesoforą. Šviesoforą nupirko jaunas bičiukas, sakė kažką konstruos. Nu tai tikiuosi, kad ir sukonstruos, ne taip kaip pas mane keletą metų pragulėjo, nieko taip ir nepadariau. O Audi kalpokėlius nupirko subscriberis, yra matęs juodo minuso projektą ir pats turi ne vieną Audi A2, tai truputį pasišnekėjom. O šiandien yra balandžio 26 diena ir šiandien prie Seimo Vilniuje vyksta renginys, skirtas atkreipti valdžios dėmesį į valdžios daromą nesąmonę. Tai toks taikus renginukas su, manau, labai gražiais automobiliais. Aš tokio neturiu, dėl to važiuoju su Golfu. Ir būsiu tenai tiesiog kaip žurnalistas. Kažką nufilmuot, galbūt kažką pakalbinsiu, be abejo sutiksiu pažįstamų žmonių. Nu ir viskas. Nu va, mano didžiausias priešas greitkelis. Čia galima važiuoti 130, aš velkuosi 80. Man dar reikia nuvažiuoti 30 km, o mano rezervas 34. Viskas yra gerai, kol nereikia važiuoti į kalną. Jeigu dabar pavažiuosiu į kalną, tikriausiai turėsim deficitą. Ten kaip tik kalniukas. Likęs atstumas 27 km, o kiek mums reikia nuvažiuoti? 25. Oh my god, oh my god. Prašau, Golfe, prašau. Nu, matyt, nuo Ukmergės pusės labai stipriai kilom į kalną, nes dabar žiauriai ilgai riedam. Nuvažiuoti liko 16, tai turim gerą rezervą. Nuvažiavom 232 km jau iš viso šiandien. Ir va čia norėčiau jums pademonstruoti. Šitą mėlyną skalį rodo, kiek aš turiu automobilio variklio galių. Kai yra pilnai pakrautas, tai turim 100 kW. Dabar turim 52 kokius kilovatus. Gerai, kol kas riedam, bet manau, kad tuoj užsidegs vežliukas. Nu va, pirmas automobilis, kurį šiandien lenkiu. Pagaliau. Pagaliau kažką aplenkiau. Apie 20 kW turim. Likutis baterijos 12 km ir nuvažiuoti liko 6. Visai neblogai. Baterijos likutis 7 km.
Dabar reikia įveikti pervažą. Svarbiausia nesustoti. Sustoti prieš pervažą reikia. Įveikiam pervažą. Dabar vienas didelis kalnas. Turim 20 kW variklio galią. Žiūrėsim, kokį greitį pavyks išvystyti. Nu štai, pasiekėme savo starto finišo vietą. Nuvažiavome 249 km, dar 1 km iki namų ir būsim įveikę 250. Mūsų kelionės vidurkis yra 10,9 kWh 100 km. Sužinojome, kiek gali nuvažiuoti golfas viena įkrova. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Kam patiko, paspauskit like. Ir pasimatysim kitose epizoduose. O aš važiuoju namo. Valgyk. O kam įdomu, kiek laiko kraunasi baterija, tai visiškai tuščia baterija krausis 14 valandų 20 minučių. Na, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad prenumeruojat. Jums tikriausiai įdomu, kaip sekasi su sendaikčiais, tai pažiūrėkit, ką nusipirkau. Žinokit, dviratį nusipirkau. Gavosi dviratis. Užsurinktas šaibas. Tai va. Sportuosim dabar.